Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Akademija. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Valdas Mackela. Laidoje su manimi dar dalyvauja sesuo Benediktinė Agnietė ir šiuo metu Katalikų teologiją studijuojantis Laimis Motuza. Tema, kurią pasirinkome, yra iš tikrųjų aktuali ir aktuali ne tik tai šiandien, bet ir nuolatos ir vis iškyla klausimas apie tai, kas yra krikščioniškoji malda ir kas yra meditacija. Taip pat klausimas apie rytų krikščioniškos ir nekrikščioniškos meditacijos būdus ir kiek jie yra priimtini mums. Pagrindą šitai laidai pasirinkome dokumentą, kuris pasirodė 1989 metais, kurį išleido Tikėjimo mokymo kongregacija ir kuris vadinasi Rytietiškos meditacijos formos ir krikščioniškoji malda. Lietuviškai šis dokumentas buvo išspausdintas po poros metų 1991 metais Naujojo židinio žurnale ir laidoje tiesiog peržvelgsime kai kurias šio dokumento mintis ir padiskutuosime apie to aktualumą šiandien. Pats dokumentas prasideda tokiais žodžiais, kad mūsų dienomis daugelis krikščionių gyvai trokšta išmokti autentiškai ir giliai melstis, nors šiuolaikinė kultūra gerokai trukdo tokiam tylos, susikaupimo bei meditacijos poreikiai. Pastaruoju metu augantis krikščionių susidomėjimas meditacijos formomis, susijusiomis su kai kuriomis rytų religijomis bei ypatingais jų maldos būdais, aiškiai liudija, jog dvasinio susikaupimo ir giliaus sąlyčio su dieviškąja paslaptimi poreikis tebėra gyvas. Susidūrę su šiuo reiškiniu daugelis krikščionių taip pat įsisąmonino būtinybę turėti patikimus teorinius bei pastoracinius kriterijus. Šie turėtų nedrausti mokytis melstis įvairiomis formomis, bet kartu leistų išsaugoti ištikimybę Jėzus apreikštai tiesai, kurią perteikia autentiška bažnyčios tradicija. Citatos pabaiga. Ir visų pirma, į akis krenta tas skirimas toksai, kad rytietiškos meditacijos formos ir krikščioniškoji malda. Tarsi pats žodis meditacija krikščioniams būtų svetimas ir krikščionys yra tik tai tie, kurie meldžiasi, o jau meditacija priklauso rytams. Bet kaip žinome iš istorijos, iš tikrųjų yra visiškai priešingai, pats žodis meditacija yra vakarietiškos kilmės ir, kiek žinau, pats žodis reiškia mąstymas, apmąstymas ir keista, kad dabar mes dažniausiai tos prasmės net nežinome ir kai girdime žodį meditacija, tai iš karto galvojame apie rytų vienuolius arba šiaip žmonės praktikuojančius rytietišką meditaciją. Tai norėčiau iš karto klausti sesers Agnietės, kuri Romoje studijavo krikščionišką monastinę tradiciją. Kaip įėjo į vartoseną pats žodis meditacija ir ar galima kalbėti apie krikščionišką meditaciją ir kas tai yra? Sveiki visi Marijos radijo klausytojai. Šiek tiek pasistengsiu trumpai apžvelgti meditacijos terminą. Ir čia, Valdai, tu iškėlė labai daug klausimų. Ir pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, kad meditacijos samprata net ir krikščioniškam kontekste jinai keitėsi. Originaliai žodis meditacijų yra lotyniškas vertinys iš graikiško termino meletan, kas reiškia tiesiog pastovi pratyba arba kartojimas. Ir tas kartojimas yra dykumų tėvų pirmųjų vienuolių kontekste, kurie kartodavo šventąjį raštą. Kartojimas toksai dažniausiai pusbalsiu ir tą šventąjį raštą vienuoliai kartodavo dėl keletos tikslų. Pirmas dalykas, kad įsimintų mintinai, kad nuolat kartodami, dar kartais naudojamas šalia to termino buvo toksai terminas gromuliuoti, tiesiog apmastyti tą vieną ar kitą švento rašto vietą, įdant išvelgti tenai gilesnę prasme, arba tam tikrom švento rašto vietom atsikirsti prieš piktas mintis, prieš pagundą keliančias mintis. Tai tiesiog buvo vienas iš elementų visos vidinės nuostatos, ko vienuoliai ir visi krikščionys iš tikrųjų stengiasi, kad šventasis raštas persmelktų visą esybę ir visą širdį ir kad galėtų vienuolis arba kiekvienas krikščionis gyventi šventuoju raštu. Tai tiesiog tas graikiškas terminas meletan buvo naudojamas kaip švento rašto kartojimas. Vėliau jisai buvo išverstas į lotynų kalbą kaip meditacijų ir dabartinė samprata, kurią tu paminėjai kaip apmąstymas, kurį mes dažniausiai girdime, įėjo maždaug su ankstyvąja skolastika, maždaug 12 amžiui, kai
daugiau jau atsirado tos racijos skolastinė metode, kai šalia skaitimo švento rašto teksto buvo keliami klausimai, kvestio, disputacijo, žodžiu, apmastyti tą šventą raštą, kelti klausimus, ieškoti. Tai meditacijo daugiau buvo kaip vienuolinės terpės atsakas. Tai pamažu susiformavo tas metodas, kuris gal daugam yra žinomas, žodžiu, lekcijos skaitimas, paskui meditacijo apmąstymas, oracijo iš to apmąstymo kylanti malda ir paskui vedanti į kontempliaciją. Tai daugiau viduramžiais ir vėlesni rašytojai ta prasme naudoja meditaciją, o šiais laikais mes dažniausiai meditaciją, kai išgirstam ar ne, tai dažniausiai asocijuojasi su kažkokio tai, tarkim, seminaro metu tyli muzika, kažkas skaito kažkokį tekstą ir žmonės apmąsto tą tekstą, arba švento rašto teksto apmąstymas, ar dvasingas komentaras, ar tiesiog kaip būdas skaityti šventą raštą, jį apmąstyti, kelti kažkokius klausimus, ką man tas švento rašto tekstas sako. Bet faktiškai meditacija vis tiek krikščioniškoje tradicijoje visada buvo susijusi ir yra susijusi su Dievo žodžiu, su Dievo žodžio apmąstymu. Dėkoju už tokį platų ir įdomų įvadą į krikščioniškos meditacijos istoriją. Tačiau dabartiniais laikais čia galima išvelgti keletą tokių problemų, kurios atsispindi ir minėtame dokumente rytietiškos meditacijos formos ir krikščioniškoji malda. Tai yra tai, kad mes vakaruose gyvename pasaulyje, kuriame yra labai daug žodžių, yra labai daug kalbama ir jaučiasi netgi toksai nuovargis nuo žodžių gausos ir netgi tas pats skaitomas šventas raštas dažnai nepasiekia tų, kurie jį klauso arba skaito, nes per daug dalykų blaškančių aplinkui. Kita vertus, vakaruose, nors gal tai neišimtis, nes panašiai turbūt ir kitose religijose yra, kad ten tikro dvasingumo siekia tik nedidelė grupė žmonių ir dažniausiai meditacija jau buvo priskiriama monastiniai tradicijai, tai yra medituojama, meldžiamas giliai ir kontempliuojama buvo vienuolynuose, paprasti žmonės buvo palikti su paprasta malda savo žodžiais arba su kartotinė malda, tokia kaip rožinis, arba tiesiog skaitoma maldom. O meditacijos irgi taip pat yra tos, kurios skaitomas tekstas, kuris iš esmės tau paruoštas ir tai nėra kažkoks būdas, bet tai yra tiesiog, dvasingo teksto perskaitimas. Ir matyti simptomas yra, kad nuo kažkurio metų vakaruose žmonės pradėjo linkti į rytus, manydami, kad krikščioniškoje tradicijoje nebeįmanoma atrasti gelmės, kad viskas yra labai formalizuota ir seklu, tiesiog daugelis atranda, kad egzistuoja tylos arba susikaupimo būdai, kurie labai paprasti, bet labai veiksmingi rytuose. Ir kiek žinau, Laimi, tu pats esi susidūręs ne teoriškai, bet praktiškai su rytietiškais meditavimo būdais. Gal gali patvirauti, kas patraukia į tai? Sveiki, mėlyjeji. Tai labai malonu čia dalyvauti jūsų laidoje ir Valdas labai tokį plačią temą, labai atsakingą iškelia. Ir aš galiu tik tai pasidalinti tokia labai trumpa, labai savo ribotą patirtim, kuri netinka turbūt daryti apibendrinimam kažkokiem tai. Ir mano tiesiog pasidalinti savo keliu. Aš tikiu, kad mane atvedė į Kristaus kelią, reiškia toks ėjimas per labai aplinkui, per tolimuosius rytus gal. Aš išaugau tokio nelabai palankio ir religiškoje terpėje ir buvo ateistinė šeima daugumoje ir tiesiog buvo labai ieškojami per filosofiją, per įvairiausius būtent savęs tobulinimo technikas. Tai yra ten nuo hipnozių iki ten visokiausių savitaigų ir tiesiog kažkaip mane patraukė būtent viena tradicija, tai yra korėjietiško son, tai yra zen tradicija, kuri pasirodė labai tokia kristališkai aiškiai, man tiesiog atsakė intelektualiai, tuo metu labai daug klausimų ir patraukė žmonės, kurie tą tradicijoje labai įsišaknyje ir pasišventė gyveno. Tiesiog jų toks paprastumas, aiškumas, labai toks neįmantrus protas ir labai paprastas buvimas. Visose situacijose jos matai, kaip jie valgo, tai yra liudijimas kaip tiesiog toks bežodinis. Valdas iškėlė gerą klausimą apie tai, kad tas nuovargis nuo žodžių, nuo intelektualizmo tokio, kuris yra vakarų, labai toks biški ypatumas, racionalumo tokio kultas ir aš per tą perėjęs ir kažkaip aš ieškojau tokios formos. Man labai artima pasirodė, kad Zenas jisai pateikia tam tikrą būdą ar nebūdą, bet įėjimą į tokį neverbalinę maldą, nediskursyvę patirtį. Ir aš tiesiog toj tradicijoje 6 metus praleidau ir man labai įdomi, aš turėjau tokias sąlygas, ten yra toksai intemptas atsiskyrimas, vadinasi kiolčia, korėjietiško
kuris vyksta 3 mėnesius ir tai yra visiška tyla ir labai tokia griežta dienotvarkė, labai glausta grupės veikla, kur tiesiog viskas tyloje vyksta ir tai yra tiesiog paprasti dalykai - valgymas, miegojimas, vaikščiojimas, sėdėjimas ir tai yra diena iš dienos. Ir man taip, tiesiog aš turėjau irgi ten šventą raštą atsivežęs mažutį tokį evangeliją ir visą laiką tokia tyloje tiesiog kažkaip man atsivėrė to švento raštas visos gelmės, man tiesiog smygo kiekvienas žodis į širdį tiesiai. Ir aš kažkaip labai irgi ieškojau ir intelektualiai, ir dvasiškai, ir tiesiog supratau, ir man, kad visa tas gelmė yra čia ir niekur nereikia ieškoti jokių ypatingų, egzotinių. Bet čia labai platus klausimas. Iš tikrųjų, tai aš, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie meditacijos technikas ir metodą, tai aš manau, kad vis dėlto yra viena problematika vakaruose su meditacija, kad tai yra iš tikrųjų išimta iš konteksto. Dalis labai mažo kiekio žmonių, kurie tai praktikuoja pačioj Korėjoje, tai, pavyzdžiui, ta meditacija, kurią mes čia darom, užsijama tik tai 1% ar keli procentai tų vienuolių. Ir, pavyzdžiui, mes nematome visos tos eigos, kuri priveda prie tos meditacijos. Tai yra 3 metai, tai yra juodo darbo, tai yra tas henžia, tai yra naujokas, kuris atsižada savęs ir jis tarnauja tiesiog bendruomeniai. Ir ten jokių instrukcijų, pavyzdžiui, toje tradicijoje nėra, tarsi, kaip metoda, ką daryti su kvėpavimu. Tai yra tiesiog paliekama žmogui natūraliai prie to išaukti, kad tai būtų ne manipuliacinis kažkoks iš savęs ateinantis toksai save norintis sureguliuoti impulsas, bet kad tai būtų toks labai paprastas, natūralus. Ir man būtent Zeno tradicijoje aš tokį labai paveldėjau iš tėvo akademiko, reiškia tokį kritinį protą. Aš labai daug mąsčiau ir tiesiog man pasirodė, kad tai yra, ta tradicija yra laisva nuo pačios savęs, nuo metodo ir visą laiką labai aiškiai, pavyzdžiui, meistrai aukščiausio lygio sako, gyvenimo žmogaus tikslas yra meilė. Ir tarnauk, maitin kitus žmonės, ateina, sako, ištroškęs duok jam gerti. Ir viskas, yra toks visą laiką ir klausdavo, kodėl jūs medituojate. Ir jeigu tu sakai, kad noriu ten kažką, sako, blogai. Ir paklausi meistro, kodėl aš valgau. Jis atsako, dėl tavęs. Tai yra visiška meilė ir labai orientuoja į tokį veiksmą, meilės veiksmą. Tai reiškia, tai yra tam tikros sąlygos, kuriuose labai nurimsta žmogaus visi troškimai ir tu labai gali iš tos tokios spontaniškos meilės veiksmo gali tiesiog funkcionuoti tam pasaulyje ir tu matyti labai aiškiai, ko kam reikia. Ir tai yra labai paprasti dalykai. Ir aš, pavyzdžiui, iki šiol tą tradiciją labai gerbiu ir aš nematau, kad tai yra kaip būtų kažkoks kaip forma, kaip tradicija, nes tu nebereflektuoji, tai yra kažkokia atsiranda. Tiesiog eini per gatvę ir tu sustoji, apsidairai, žiūri, kaip vairuoji. Tai yra kiekvienas smulkmenos, kiekvienas dalelės yra mūsų gyvenimas. Ir tai yra mokymas tas, kuris toks labai labai radikaliai veda į tokį paprastumą, buvimą kasdien ir matyti, ką tu darai dabar. Ir tai yra tam tikra prasme, pavyzdžiui, man kaip krikščioniui, man labai padeda tas būdas atiduoti save kiekvieną akimirką, visiškas dėmesio atidavimas, ar tai būtų mišiose, ar tai tiesiog žiūrėti, ar šiukšlės reikia išnešti. Ir tai yra tiesiog, toks dalykas, kuris nėra kultūriškas ir nėra kažkoks tai. Bet čia yra labai sudėtinga, labai plati tema. Per 1 valandą šitos temos mes iki galo neišsemsime ir viena vertus iš tikrųjų galima pastebėti, kad mūsų vakarų visuomenė yra tas toksai dėmesio trūkumas, kad netgi, kada vyksta švenčiausio sakramento adoracija, tą laiką yra stengiamasi kaip nors užpildyti, ką nors veikti, ar tai giedoti, ar skaityti, arba netgi katechezės yra sakomos, tam, kad išlaikyti dalyvaujančių dėmesį, nes kitaip žmonės pradeda snūduriuoti, ar ne, ir tikrai galima sakyti, galima susigėsti prieš rytiečius, kurie nei švenčiausio sakramento, paprasčiausia siena tiesiog žiūrėdami išbūna dėmesingi ne valandą, ne 2, ne 3 ir dar daugiau. Bet kita vertus, vakaruose ta turtinga rytietiška tradicija įgauna tokį keistą pobūdį, nes yra reklamuojama, kad medituok per dieną 30 minučių ir tavo diena pasikeis, tu būsi sėkmingesnis versle, tau apskritai gyvenimo kokybė pagerės. Ir atrodo, kad religinis tikslas, tai yra tokia dievoieška, yra pakeičiama praktiniu technikos pritaikymu. Ir čia turbūt būtų klausimas apie pačią techniką. Kiek maldoje reikia naudotis technikomis. Tikėjimo mokslo kongregacijos dokumentas, jisai nuolatos pabrėžia, kad krikščioniška malda visuomet yra asmeniška, kad tai nėra technikos dalykas, tai nėra tai, ką darau aš, tai yra santykis tarp dviejų asmenų. Nes priešingų atveju, kad ir, tarkim, labai veiksmingas metodas, jisai tampa savotiška magija arba netgi savęs išgelbėjimo technika. Tai kur čia būtų tas
ta riba, ta skirtis tarp, kur maldai padeda rėmai tam tikri arba priemonės metodai ir kur jau metodas tampa savitikslis ir mes prarandame pačią maldos prasme. Tai gal galėtų sesuo Agnietė pasidalinti savo įžvalgomis ir patirtimi. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad tas vakarietiškas rytų tradicijų, aš sakyčiau, elementų fragmentiškas praktikavimas, toksai kaip ale joga, kuri dabar yra ant bangos labai madinga, arba kiti ten tokie populiaresni būdai, jie atėjo iš tokios, aš sakyčiau, psichologinės terpės, ne, ir terapiniais sumetimais. Žodžiu, psichologai arba ten medikai, kažkas tiesiog pasiūlo, kad pamedituok, ramiai nusiraminsi, tikrai tapsi ramesnis. Ir iš tikrųjų technika pati, jinai gali sukelti tikrai poveikį tokį psichologinę prasme. Ką ir dokumentas perspėja, ar ne, kad kai kurios technikos, jos iš tikrųjų padaro didžiulį poveikį ir sukelia tam tikrus išgyvenimus, kartais net šilumos, šviesos, nušvitimo išgyvenimus, kurie realiai tai galima būtų paaiškinti kažkokiais tai nebūtinai psichologiniais, fiziologiniais dalykais, ne, kas vyksta smegenyse, bet, tai duoda greitą efektą. Tai yra viena iš patrauklumo priežasčių. Kita vertus, kai kurie elementai galbūt padeda nusiraminti žmogui, sutelkti dėmesį, taip, nes ir krikščioniška tradicija sako, kad yra svarbi maldos laikysena. Ar tu klūpi, ar tu guli išsidrėbęs fotelį, yra, turbūt skirtingai nuteikia mus, ar ne, vis tiek esame būtybės, kurie susiję ir mūsų psichika, ir mūsų kūnas. Kad įtraukti, visas žmogus turi įtraukti maldą ir jo kūnas, ir jo mintis, ar ne, dvasia nusiteikti. Bet krikščioniškos maldos esmė vis tik tai ėjimas yra į santykį ir atsiverimas santykiui su kitu. Ir pats dokumentas perspėja, ar ne, kad dažniausiai rytietiškais metodais susidomi žmonės, kurie tikrai tokių mistinių išgyvenimų ieško. Krikščioniškai tradicijoje prie mistinių išgyvenimų negali peršokti iš karto, nenuėjęs, kaip ir Laimis sakė, tam tikro kelio, kuris taip nepopuliariai vadinasi askezė, kova su savo įdomis, su savo egoizmu. Ir apskritai mistinis patyrimas krikščioniškoje tradicijoje yra Dievo dovana. Tai jo siekti technikos pagalba būtų akivaizdus prasilenkimas su Evangelija, kuris skatina būti kaip vaikais, ne, išlikti atvirais Dievo maloniai. Tau, Laimi, kaip atrodo? Vis tiek nelikai ties vien tik tai rytais, bet pasukai link krikščionybės ir su vienokia ir kitokia patirtimi, kaip pačiam atrodo, kas yra krikščionybei, ko galbūt nėra rytietiškos maldos tradicijose ir ar technikos klausimas ir vienur ir kitur yra vienodai svarbus? Tai čia irgi toks klausimas labai sudėtingas, daugiaplanis ir tikrai čia labai aš atsiprašau iš karto, kad toks labai bus prabėgimas. Ir aš tai asmeniškai, tai irgi buvau labai daug metų užsiciklinęs ant tokios labai kietos tos formos ir sėdėjimo tokio. Ir tai yra tiesiog paskutiniais metais man tiesiog tokie buvo Dievo tokie visiškai prisilietimai, kurie įvyko tada, kai aš buvau visiškai sugniuždytas ir paleidęs visas bandymus tos technikos. Nors toj autentiškoj tradicijoj, tai ypatingai tas akcentuojam, pavyzdžiui, jeigu kalbėt apie Son tradiciją, tai yra labai akcentuojama, kad jokios pastangos, jokios technikos, joks intencionalumas, joks bandymas, sako, vien tik paminėti žodį nušvietimas yra kaip užsipilti srutų kibirą ant galvos. Ir yra daugybė istorijų, kuris rodo iš 1000 metų tie pavyzdžiai, kai yra, kaip žmonės užsiciklina ant tos technikos išorinės formos. Ir aš neturiu tokio atsakymą vienareikšmiško, nes paradoksalus atsakymas visą laiką, kas yra labai arti tiesos, yra apima abi priešybės. Tai iš vienos pusės yra tuo pačiu metu ir reikalinga pastanga, arba tai yra paradoksaliai skambant, jeigu čia kalbėjom, kad apie pasninką, man visą laiką dabar toksai yra artimiausias palyginimas yra pasninkas, tai nėra pastanga, tai yra leidimas nesistengti ir veikti kažkam kitam. Ta prasme, tai yra autentiškose tradicijose. Aš tai manau, kad tai yra kažkas labai arti, kad tai yra ne mano pastangom, bet tai yra tiesiog tu leidi, tu išjungi savo valią tam tikrą prasme, kad kažkas natūraliai tekėtų, kažkas vyktų. Ir aš tai labai dabar ypatingai turiu tokį, net metodas galbūt labiau arčinis, tai yra toks sekimas keliu, metodos, reiškia graikiškai yra toksai įslėduvonė, arba tai yra tasme ėjimas iš paskos. O technika tai yra išvis toksai technologinis, toks maginis, jisai visai nieko neturi bendro. Net ir kvėpavimas, yra daug kalbų, kad reiškia tas kvėpavimas ir aš pas ten
labai tą kvėpavimą kažkaip tai vertinau ir žiūriu, bet kažkuriuo masme, kad tu turi leisti kvėpuoti per tave. Yra toks prisilietimas suvokimo, kad ne tu, ne aš save sukūriau ir tai, ką aš viską darau, ką žmogus daro paralyžuotas. Jis negali jokių technikų. Ir va, ta situacija kažkuria prasme yra artimiau va, tai vidiniai maldai arba net ir tai ir zeno meditacijai. Tu ir sako, pirmiausia sąlyga yra mirtis savo, tai yra pamiršimas savęs. Ir tik tada prasideda kažkokia tai malda, ar tai būtų tikrai va, ta zeno, ta kontempliacija, kuri nėra meditacija, tai nėra minties darbas, yra tiesiog buvimas akistatoj tikrovės ir tai pačiu krikščioniška, bet čia yra labai daug tradicijų, labai platus reiškinys ir čia yra vis laik pavojus kažkaip apibendrinti per greitai, supaprastinti. Jau daug mes pasakėme, galime gal ir klausytojams leisti atsikvėpti trumpą pertraukėlę. Grįžtame į eterį, Marijos radijo laida Akademija. Ką tik nuskambėjo Graikijos Meteoros vyrų vienuolyno giedojimas ir likusioje laidos dalyje pakalbėti kviečiu apie vis labiau Lietuvoje žinomą Jėzaus maldos tradiciją. Lietuviškai yra išleista knyga Atviri keliauninko pasakojimai savo dvasios tėvui, jau senokai, kur kalbama apie šią maldą. Taip pat yra žinoma Atono kalno vienuolio Sulano Vrašų knyga ir dabar visai neseniai pasirodė dar Serafimo Saroviečio dvasiniai pokalbiai. Ir visa tai yra susijęs su ta pakankamai sena Jėzaus vardo kartojimo arba Jėzaus maldos tradicija. Ką būtų galima pasakyti apie šį maldos būdą, nes jis irgi liktai atrodo panašiai kaip ir kai kurie rytietiškos mantros būdai, yra susiję ir su nuolatiniu kartojimu, ir su kvėpavimu tam tikrų, ir netgi tikslas yra, kad ta malda taptų nuolatinė ir kad sutaptų su pulsu arba širdies ritmu. Ką būtų galima pasakyti apie tokį maldos būdą? Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad šitas maldos būdas yra kaip ilgų, ypatingai vienuolinės tradicijos ieškojimų rezultatas. Ieškojimų, kaip atsakyti viešpaties kvietimą be paliovos melstis. Pirmajam laiške Tesalonikiečiam 5 skyrius 17 eilutė, kur apaštalas Paulius ragina: visuomet džiaukitės viešpatie, be paliovos melskitės. Ir jau vienuoliai nuolat savęs klausia, kaip įgyvendinti šitą Dievo paliepimą. Išlikti nuolatiniai budrumo būsenoje, Dievo akivaizdos būsenoje. Tai įvairiausiai vakaruose tai susiformavo į liturginę tradiciją. Ir tas Jėzaus maldos, ta formulė populiariausia, kurią mes dabar žinom, viešpatie Jėzau Kristau, Dievo sūnau, pasigailėk manęs, rusų tradicija dar prideda nusidėjėlės ar nusidėjėlio, jinai susiformavo gana vėlai, maždaug 14 amžiui.
jau Atono kalne, bet tai buvo ilgų ieškojimų rezultatas. Prieš tai įvairiausios ir kitos formulės neegzistavo. Atsiprašau, turime skambutį dar, gal spėsime atsakyti klausimą. Norėjau tokį paprastą klausimą paklausti apie ašarų malonę maldoje. Ar kas nors iš čia studijai bekalbančių, ar yra tai apturėjęs maldoje, ar galėtų pasidalinti ir apskritai, ar tai yra kažkas tai tokio iš dievulio, ar kaip čia. Dėkojame už klausimą. Ar kas nors turi tokią malonę, ar gali ką nors pasakyti apie ją? Aš nežinau, ar tai yra ta malonė, bet aš tai pastoviai. Tai tiesiog įvyksta kažkokiu būdu ir tai yra toks džiaugsmas. Kartais klausant Bethoveno simfoniją kokią nors, tiesiog tai yra kažkas tokio visai neprognozuoto ir nepaaiškinto. Ir tai aš manau, kad tai yra tikrai maldos pradžia visą laiką. Ir tėvai irgi apie tai kalba, kad tas apsivalymas kažkokį iškart tyrumą duoda, kažkokį tai bazę. Ir tai yra labai sunku apie tai kalbėti, nes tai yra kažkas tokio, kas tikrai įvyksta, būna po ilgo žygio į kokį nors kalnuose, užeini į mišias ir išgirsti vieną ir tiesiog tai yra liejasi ir džiaugsmas, ir iš karto ir ašarų lietus tas. Ir aš, kai jau yra kažkoks ilgas periodas, kai to nevyksta, tai jau man signalas, kad yra kažkoks mozolis, užkietėjimas gali būti. Ir tai yra tikrai vienas iš tokių didesnių malonių mano gyvenime. Ar seserys Benediktinės pritartų? Aš paantrinčiau Laimiui, iš tikrųjų jau pirmieji vienuoliai labai vertino šitą ašarų malonę. Jis susijusi su dar vienu tokiu terminu, kurie naudojo pentos, tokiu sugrūdimu širdies, vidinių gailesčių, tos ašaros, kurios apvalo, jos ne savigailos ašaros, ne kalties ašaros, bet ašaros, kurios kyla širdžiai susijaudinus dėl Dievo gerumo ir dėl savo nuodėmingumo irgi, bet tas gailestis, kuris veda į atgailą. Ne šiaip sau savigrauža, bet tikrai kaip tu susijaudini dėl Dievo gerumo, ne, kad mane tokia nusidėjėlės vis tiek myli. Dar turime SMS žinutę. Klausimą, kaip elgtis, kai bandai melstis, bet negali susikoncentruoti, mintis plaukia kitur. Kokie patarimai būtų jūsų? Dabar metas pasakyti kažką konkretaus. Šventoji Jėzaus Teresė Avilietė sako, labai priklauso aišku nuo žmogus, bet sako, aš iš vis negalėdavau melstis ilgiau negu pusvalandį be teksto ar be knygos. Tai sakyčiau, pirmas toksai klasikinis, bet čia mano labai asmeninė patirtis yra labai svarbu švento rašto tekstą turėti prieš akis, mažą tekstuką ar ten dienos evangeliją ar kažkokį tai gabaliuką, kurį apmąstant ir laikas nuo laiko prie jo sugrįžti. Tai tekstas yra tokia visada padedanti priemonė sugrįžti. Mano tai asmeninė patirtis yra, kad aš buvau užsiciklinęs labai daug metų koncentracijos. Pavyzdžiui, irgi Zenio tradicijoje pabrėžiama yra decentracija. Tai reiškia, aš biškį domėjausi, tai yra tokios kaip ir dvi dėmesingumo kryptis. Yra viena iš tokia kyla kaip ir egocentrinė, tai yra ta prasme tokio valingų pastangų ir yra, kuri skirta, reiškia, į koncentraciją, tai yra ta prasme kažką tu sąmoningai iš savo lauko bandai. Ir tai yra mano bandymo, reiškia, toksai vaisius. Ir jinai yra labai sudėtinga, nes visą laiką tai yra mano valia. O kita yra kaip tik yra tokia, yra decentracija, yra priešingas, yra receptyvus, priimantis ir nevalingas dėmesys. Ir būtent maldoj, tai yra būtent ta priešinga dėmesingumo yra tai, kas leisti reikia prasprogti tam, kad kas iš Dievo eina. Ir bandymas, aš dabar jaučiu, kad aš porą turėjau patirčių, kai man tiesiog atėjo tokio visiško dėmesio 100% toks pliūpsnis kaip patirtis, kuri buvo tada, kai aš paleidau visiškai bandymą iš savęs kažką tai bandyti melstis. Ir tai buvo tiesiog visiškai netikėtas, kad depresija toksai buvo kaime, gulėjo paslikas ir tiesiog tai vyko ir tiesiog nuostabu, reiškia, irgi buvo prieš tai toks apsėdimas savo mintimis, negali susikaupti. Ir po to toksai pasileidimas, lyg tai įsivaizduoju, kad tu esi paralyžuotas, kažkoks natūraliai, toks. Ir toks buvo, kad aš žiūriu, toks džiaugsmo ramybės kažkoks iš vidaus atėjo ir aš pasiimu knygą ir 100% dėmesys. Reiškia, vaikai turi tą 100% dėmesį jau. Ir čia galima prisiminti ir dabartinio popiežiaus Pranciškaus pasakojimą apie savo maldą, tai yra, kad jisai mėgsta būti adoracijai, tiesiog žvelgti į Jėzų ir būti jo matomas ir sako, kad kartais netgi užmiegu, kai būnu pavargęs ir dėl to visiškai nepergyvena, nes vis tiek vienas žiūri į jį. Ir užtenka tiesiog būti Dievo akivaizdoje. Tai ar nėra taip, kad tikroji malda ir yra tas buvimas Dievo akivaizdoje? Ačiū už pokalbį. Žinau, kad visų minčių turbūt negalėjome išsakyti. Ko gero, tema yra aktuali ir ją pratęsime ateityje. Ačiū dalyvavusiems, ačiū sesė Agnietei, ačiū Laimiui, ačiū klaususiems ir skambinusiems.
Ir tik tai primenu, kad girdėjote Marijos radijo laidą Akademija. Susitiksime vėl po mėnesio. Sudie. Dėkui, su Dievu.